Sveiki, eteryje Dzūkijos televizijos žinios ir pirmadienio aktualijos, pradžioje apie jas trumpai. Šį vakarą žiniuose matysite: dėl šmeižto ir grasinimų Miroslavo seniūnijos seniūnui bei aukščiausiai rajono valdžiai tyrimas nepradėtas. Rugsėjo 7 dieną buvo priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi nenustatyta nusikalstamos veikos požymių. Skaudi nelaimė Alytaus rajone. Sunkiasvoris automobilis partrenkė ir mirtinai sužalojo 20-metį. Viena iš versijų yra, kad galima yra savižudybė, nes vis dėlto eiti prieš eismą ir nematyti sunkiasvorio automobilio, tai keistai. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro amfiteatras laikė pirmąjį išbandymą. Dar vienas eismo įvykis Varėnos rajone. Čia du prabangūs automobiliai Lexus ir Mercedes-Benz nepasidalijo keliu. Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo seniūnijos seniūnui Vytautui Sinkevičiui dėl grasinimų ir šmeižto anoniminėme laiške teko kreiptis netgi į prokurorus. Beje, anonimas seniūną kaltino kyšio ėmimu, vardijo ir aukščiausius rajono savivaldybės asmenis. Visgi ikiteisminis tyrimas nepradėtas. Dainos Baranauskaitės reportažas. Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo seniūnijos seniūnas Vytautas Sinkevičius kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės prokuratūrą, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešai paskleisto anoniminio kreipimosi, kuriame pateikiama šmeižikiška ir įžeidžianti informacija apie seniūno tariamai vykdomą neteisėtą ar nusikalstamą veiklą. Seniūnas kaltinamas ėmęs kyšį, anoniminėme laiške dar kitaip įžeidinėjamas. Šmeižikiška informacija ir viskas apie kyšių ėmimą, dar kokių visokių galvotų istorijų. O tai neva iš ko jūs ten ėmė tą kyšį? Ai, žinau. Nežinau, tai taip apskračiai viskas. Nesuprantama, ten tokie kliedesiai tokie padaryta ir parašyti ir tiek. O jums grasinama tame laiške? Ne, tai skleidžiama, tai grasina, kad ją skleis visur, nuskleidžiama visur, tai ką žinau, tai ar tai grasinimas ar ne, balažinau. Miroslavo seniūnas mano, kad anoniminis laiškas susijęs su politika, nes jame minimi ir aukščiausius postus Alytaus rajono savivaldybėje užimantys asmenys. Seniūnas priklauso konservatorių partijai. Tai čia politika, kadangi atėjo rinkimai dabar, tai aš taip galvoju, atėjo rinkimai, jau labiau ten paliesta po visą vadovybę rajono ir ne tik Sinkevičius, bet ten daugelis asmenų. Ir meras? Pageminėsiu, žinau, daugelis asmenų savivaldybės aukščiausio posto asmenų, taip kad, žinot, viskas susijęs su po, aš taip galvoju, prieš rinkimus, ilgo čia kažkoks. Kaip ir visada prieš rinkimus. Visgi dėl grasinimų ir šmeižto seniūnui ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas, mat nenustatyta nusikalstamos veikos požymių. Tame skunde yra nurodoma, kad apie jį yra skleidžiama tikrovės netitinkanti informacija. Šis skundas buvo persiųstas Alytaus PK patikslinimui ir rugsėjo 7 dieną buvo priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi nenustatyta nusikalstamos veikos požymių. Miroslavo seniūnijos seniūnas turi teisę pareigūnų sprendimą nepradėti ikiteisminio tyrimo skųsti. Iš viso nuo 2010 iki dabar Alytaus rajono apylinkės prokuratūra yra pradėjus 11 ikiteisminių tyrimų dėl šmeižto ir grasinimų. 5 tyrimai nutraukti, 5 sustabdyti, 1 jų dar eigoje. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro naujai pastatytas amfiteatras su lauko scena atlaikė pirmąjį renginį. Nors buvo baiminamasi, jog gali iškilti nesklandumų, jų pavyko išvengti. Plačiau apie tai žiūrėkite Viktorijos Daugėlienės reportaže. Šalia Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastatytas amfiteatras pamažu pradeda vykdyti savo funkcijas. Čia visai nesenai vyko pirmasis renginys, kuris buvo lyg išbandymas naujai pastatytam statiniui. Čia vyko Alytaus vietos bendruomenių tarybų organizuota rugsėjo 1 šventė. Kadangi pas mus tradicija yra, kad vasaros periodų organizuojami renginiai prie Alytaus kultūros komunikacijos centro, o kadangi dabar jau buvo kaip ir statybininkų užbaigtas amfiteatras, statybiniai darbai, tai mes nusprendėm pirmą kartą neoficialiai padaryti šį renginį
reiškia, čia amfiteatre. Aišku, tikrai pasiteisino, pranoko visus lūkesčius, patogu ir dainininkams, ir atlikėjams, ir patogu ir žiūrovams žiūrėti. Ir vieta tokia, sakyčiau, aptitverianti nuo miesto žalios kaip ir žaliuzės, medžiai užstoja, reiškia, miesto panoramą ir kelią. Taip kad manau, kad pilnai pasiteisina šitas projektas. Nors oficialaus amfiteatro atidarymo dar nebuvo ir jis planuojamas tik kitą sezoną, tačiau statybos darbai jau baigti. Dabar laukiama aparatūros bei kito inventoriaus. Statybiniai darbai kaip jau ir baigti, kaip matėt. O dabar skelbiamas konkursas įsigyti įrangai. Tai yra garso ir šviesos aparatūra, video projekcija ir žiūrovinės tribūnos. Dar šiais metais, jei tik leis oro sąlygos, neatmetama galimybė suorganizuoti ir daugiau renginių naujai pastatytame amfiteatre. Loretos galerijoje darbų parodą Niujorko gatvės pristato jauna menininkė Asta Minkevičiūtė. Loretos galerijoje svečiuojasi iš Alytaus kilusios jaunos menininkės Vilniaus dailės akademijos studentės Astos Minkevičiūtės darbai. Tai 8 paveikslai, kuriuose vaizduojamos Niujorko gatvės. Taip ir pavadinta ši Astos Minkevičiūtės darbų paroda. Šie darbai gimė iš to, jog aš lygiai prieš metus vasarą, 4 mėnesius gyvenau Amerikoje ir iš visų aplankytų miestų didžiausią įspūdį paliko būtent Niujorkas. Šie darbai yra daryti pusiau ranka, pusiau kompiuterinėmis programomis, tokiamis kaip Adobe, Photoshop ir taip toliau. Asta Minkevičiūtė darbuose perteikė savitą Niujorko įvaizdį. Didžiausią įspūdį paveikslų autoriai paliko būtent didmiesčio gatvės. Gatvės visų pirma dėl to, jog aš pakankamai domiuosi architektūrą, taip pat studijuoju dailės akademijoje interjero dizainą, tai kažkiek irgi susiję su išorė. Ir be to, kai tu lankaisi mieste, vis tiek tau daugiausiai įspūdžio vis tiek palieka architektūra, nes tu eini gatvėmis ir žvalgaisi tiesiog. Pažvelgti į Niujorką jaunos menininkės akimis Loretos galerijoje bus galima iki spalio 10 dienos. Galbūt pajus dalelę to Niujorko, galbūt jiems paliks šiokį tokį įspūdį. Ir šie darbai yra ne tai, kad kai būna Niujorko kokie nors nuotraukos, fotografijos, bet tai yra grinai tik įspūdis. Aš nesiekiau fotografinio panašumo, siekiau tiesiog, kad atnešiu tokią mažą dalelę to įspūdžio į Alytų. Skaudi nelaimė įvyko Alytaus rajone. Po sunkiasvorio automobilio ratais žuvo 20-metis. Nors pareigūnai įvykį dar tiria, tačiau prabylama ir apie savižudybės versiją. Plačiau apie savaitgalio kriminalinius įvykius kolega Alius Mikelionis. Skaudi nelaimė kelyje Prienai-Alytus įvyko šeštadienį apie 19 valandą. Sunkiasvoris automobilis su priekaba kliudė pėsčiąjį. Partrenktas jaunas vyras žuvo vietoje. Liudininkų teigimu žuvusysis ėjo šalikelę ir staiga metėsi į važiuojamąją kelio dalį. Tikrai vyko skaudus eismo įvykis, buvo mirtinai sužalotas jaunuolis 20 metų. Eismo įvykis įvyko dar pakankamai šviesių paros metus, 19:30 min. Viena iš versijų yra, kad galima yra savižudybė, nes vis dėlto eiti prieš eismą ir nematyti sunkiasvorio automobilio, tai keistai būtų. Partrenkęs 20-metį sunkiasvoris automobilis su priekaba išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, taranavo kelio atitvarą bei ją pramušęs nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Įvykio metu sužalojimus patyrė ir krovininėme automobilyje važiavę 2 Šakių ir 1 Kauno rajono gyventojai. Šitas kelias yra iš tikrųjų vienas iš avaringiausių, kas liečia apskritį, bet tai ne tiek pačio Alytaus aptarnaujamo teritoriją, kiek mums priklausančio, kaip apskričiai priklausančių Prienų rajono. Galima paminėti, kad jeigu Alytaus rajone įvykę šiuo metu iki šios dienos yra 5 eismo įvykiai užfiksuoti, tai Prienų rajone yra užfiksuotas 21 eismo įvykis, kuriuo metu yra sužeisti, kurių metu tai buvo 3 eismo įvykiai, kurių metu buvo sužaloti 4 žmonės. Nuo metų pradžios Alytaus apskrities keliuose jau žuvo 10 žmonių. Dar vienas eismo įvykis Varėnos rajone.
Čia du prabangūs automobiliai Lexus ir Mercedes-Benz nepasidalijo keliu. Eismo įvykis netoli Ryliškių sankryžos įvyko šeštadienio vidurdienį. Automobilis Lexus atlikinėjo kairįjį posūkį. Tuo metu jį jau lenkė alytiškės vairuojamas Mercedesas. Automobiliai susidūrė ir abu nuvažiavo nuo kelio. Dėl galvos smegenų sukrėtimo ir kitų sužalojimų Mercedes-Benz vairuotojai išvežti į Alytaus apskrities ligoninę. Nuo rimtesnių sužalojimų ją apsaugojo įsiskleidę oro pagalvės. Lexus suvažiavę asmenys nenukentėjo. Eismo įvykio metu apgadintos transporto priemonės, abiems vairuotojams paimtas kraujas girtumui nustatyti. Na, o viso savaitgalio metu Alytaus apskrities komisariatuose buvo užregistruotos 22 nusikalstamos veikos. Apskrities keliuose įvyko 6 eismo nelaimės, išaiškinti 64 kelių eismo taisyklių pažeidėjai. Po akimirko Šarūnas Bedulis ir sporto rubrika. Druskininkuose įvyko 20-os tarptautinės sportinio ėjimo varžybos ir Lietuvos 10 km sportinio ėjimo čempionatas. Ėjimo šventėje dalyvavo 134 sportininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Baltarusijos. Dar 86 mėgėjai startavo masinėme 1 km ėjime. Tarp moterų 10 km pirmoji įvykė alytiškė Brigita Virbalytė, pasiekusi asmeninį rekordą ir geriausią Lietuvos sezono rezultatą – 44 minutės bei 17 sekundžių. Lietuvos čempionė šioje distancijoje ji tapo trečią kartą. Daug asmeninių rekordų, būtent 10 km įvykdžiau čia, būtent Druskininkuose, bet iš tikrųjų trasa tikrai yra nelengva. Ir tos plytelės, visi tie pakilimai tikrai trasą jau reikėtų keisti, nes dabar iš karto po varžybų jaučiu skausmą ir kelio, ir čiurnos. Tai jeigu kalbėti tikrai apie trasą, tai jinai nėra tikrai mums gera, nes mes plytelėmis tikrai nepripratę eiti, bet rezultatas geras, tai dėl to esu patenkinta. 8 aukso medalius iki šiol laimėjusi vilnietė Kristina Saltanovič šį kartą liko antra, o trečiąją poziciją tenkinosi alytiškė Agnė Klebauskaitė. 4. kartą Lietuvos 10 km čempionatą tarp vyrų laimėjo Marius Žiūkas. Mes turim puikių sportininkų, olimpiečių ir net nebejoju, kad mes turim pamainą. Tai, sakysim, tas pats Šavelskis, kuris šiemet dalyvavo pasaulyje ir užima aukštas vietas metai iš metų ir Europoje. Yra kitų jaunimo vaikų, tai jeigu mes kiekvienoje rungtyje, aš dabar gal globaliai išnekėt apie lengvą atletiką, turėtum tiek jaunimo, tai aš manau, kad ta rungtis perspektyvi ir mes perliukų atrasim. Neaišku, kaip jie pakeis mūsų suaugusius, tai čia antras klausimas. Varžybose pasižymėjo dar vienas alytiškis. Veteranų 5 km ėjime triumfavo Arūnas Klebauskas. Šį vakarą tiek, netrukus orų prognozė. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo rytoj. Šią savaitę Lietuvoje numatomi nepastovūs orai. Savaitės pradžioje vyraus šilti ir ramūs orai, tačiau savaitės viduryje vėjas pasisuks į šiaurės. Orai žymiai atvės. Oro masių kaitą lydės lietus ir perkūnija. Besitraukiantis aukšto slėgio laukas ties rytų Europą pirmosiomis savaitės paromis Lietuvos link pastūmės dar vasariškai šilto oro bangą. Savaitės viduryje ties Skandinavijos pusiasalį sustiprės didžiulis ciklonas. Prasidės lietus, sustiprės vėjas, orai rudeniškai atvės. Šiandien Lietuvoje vyravo ramūs, saulėti ir be lietaus orai. Pūtė silpnas pietvakarių vėjas. Antradienį danguje pasirodys vis daugiau plunksnių debesų. Tai artėjančio ciklono ženklas, tačiau šią parą lietaus dar nenumatoma. Vėjas pasisuks iš pietų. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 13, Vilniuje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Antradienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis pakils iki 22, Vilniuje iki 21, Klaipėdoje iki 23 laipsnių aukščiau nulio.